Jūs galvojate, lengva tau šnekėti, tavo veido oda graži, tu neturi jokių spagėlių, bet prieš 6 metus aš tikrai kovojau su akne ir buvau labai didelioje neviltyje, nes galvojau, kad tikrai man niekas nepadės ir mano oda bus tokia visą gyvenimą. Išbandžiau tikrai labai daug dalykų ir supratau, aknei gali padėti. Sveiki, labas vakaras ir ačiū, kad užsukai mano kanalą. Jeigu tu naujas čia, nepamiršk paspausti subscribe apačioje ir like ant šio video. Dabar mes pašnekėsim apie odos priežiūrą. Išbandžiau labai daug dalykų, žinot, ta neviltis, kai bandai kiekvieną produktą reklamuojama ir jis tau nepadeda, o to pasakoje tu tiesiog išleidai daug pinigų. Galbūt mano patirtis bus tau artima, todėl žiūrėk šį video ir galbūt kažko iš manęs pasisemsi. Tai pirmas dalykas, ką tu turi padaryti, jeigu tau yra aknė. Pažiūrėk į savo vidų. Pažiūrėk, ką tu valgai, ar tu geri daug vandens, pažiūrėk, kokius vaistus tu naudoji, kokius vitaminus tu naudoji, ar jie tau tikrai tinka. Ką aš dariau, kai tik man atsirado aknė, o jie atrodė štai taip. Pas mane buvo labai tokia hormoninė aknė, tada prasidėjo ant žandų ir tiesiog užsikrėtė visas veidas. Nebuvo labai baisu, pasakysiu taip, nebuvo tikrai labai baisu. Bet tikrai man trukdė tą aknę gyventi ir aš dėl jos kompleksau šiek tiek. Šiai dienai mano veido oda yra tikrai labai graži. Aš turiu šiek tiek raudonių ir aš turiu visokių porų, žinot, ir taip toliau ir panašiai, bet kadangi dabar nuo socialinių tinklų ir visų filtrų ir kaukų mes esam pripratę matyti lygią odą be jokių ten paraudimų ir taip toliau ir panašiai, tai žinokit, kad labai maža dalis žmonių tą turi. Net ir gražiausia oda kartais turi kažkokių tai spagėlių, kartais tiesiog žmonės turi gražią odą ir labai to lygią odos spalvą, o kartais ne. Ir viskas yra gerai. Jeigu aš, pavyzdžiui, turiu raudonį, tai aš dar dabar nežinau, kaip su juo kovoti. Kartais jis išlenda labiau, kartais mažiau. Bet supraskit, kad socialiniai tinklai ir ką tenais matot, ne viskom reikia tikėti. Prieš pradedant labai noriu pasakyti, kad aš nenoriu akcentuoti dėmesio į produktus, nes nenoriu, kad tiesiog jūs pamatytumėt kažką ir nueitumėt jį ir pirktumėt, nes negaliu garantuoti, kad grinai šis produktas jums padės. Aš noriu tiesiog abstrakčiai viską apžvelgti ir į ką jūs turėtumėt investuoti savo laiką ir pinigus ir apie ką jūs turėtumėt pagalvoti. Parodysiu savo tokius mėgstamiausius šiai dienai produktus, ką aš atsivežiau ir ką aš naudoju. O ką jūs norite išbandyti, tai jau pasirinksit patys. Tai grįžtam prie pirmo numerio. Visų pirma, jeigu jūs turite aknę, pažiūrėkit į savo vidų, nes jeigu jūsų vidus yra labai užterštas ir netvarkingas, tai atsiliepia jūsų odą. Galite internete pasižiūrėti veido odos žemėlapį ir kokioje srityje tu turi spuogus, toje srityje viduje galbūt yra tavo organizmas užterštas. Tarkim, jeigu tu turi ant kaktos, tai žarnynas, jeigu tu turi ant žandų, tai irgi gali būti žarnynas, jeigu tu turi ant savo smakro, tai gali būti hormonai. Turim daugiau spagėlių prieš mėnesinės arba jeigu naudojam kažkokius tai hormoninius vaistus, nes viskas išbalansuoja hormonus, to pasekoje atsiranda aknė. Gerkim daug vandens, investuokim į tai, ką valgom, nepersivalgykim ir neprisvalgykim visokių nesąmonių, nesakau, kad nevalgykim, bet nedarykim to labai dažnai. Cukrus irgi provokuoja aknę, taip toliau ir panašiai. Dabar mano veidas yra nupraustas, į ką jums reikia atkreipti dėmesį kiekvieną vakarą, kad jūs nusiplaunat makiažą labai gerai, kad nepaliekat porose niekur makiažo, kad neužsikimštų poros ir neatsirastų spagėlių. Jeigu turit spagėlio, tai turit su servetėlėm spausti arba tiesiog palikti ramybėje ir nespausti jo, nes jeigu spaudžiat paprastai, jūs galite užkrėsti sveiką odą. Tai pasistengkit nelįst labai prie spagėlių, tiesiog patepkit juos, arbatmedžio aliejus yra labai geras dalykas. Pleistriukai ant spagėlių, dar tokie visokie dalykai, kurie išsausina spagėlius, tai pabandykit šitos. Ką kiekvieną savaitę jūs turėtumėt padaryti, tai užsidėti veido kaukę. Aš dažniausiai mėgstu molio kaukės. Jeigu jūs turite riebesnę veido odą, į spagėlius linkusią, pasistengkit tos veido odos neišsausint. Nepirkit produktų, kurie yra visada fokusuoti tik į aknę, vien dėl to, kad jūs tą veido odą labai išsausinsit. Kaip tik jūs turite ją drėkinti, nes jeigu jūs sausės veido odą, gali atsirasti dar daugiau spagėlių. Ką jūs galite daryti į savaitę po kartą, tai užsidėti veido kaukę. Aš šiuo metu deduosi rūžavo molio veido kaukę. Rūžavas molis tinka tiek sausai veido odai, tiek riebiai. Ją ramina, atpalaiduoja ir tiesiog jai padeda.
jaustis geriau. Todėl bent kartą į savaitę užsidėkit jūs tą veido kaukę ir palepinkit savo veido odą. Taip pat, jeigu jūs turit spuogelių, galite užsidėti veido kaukę su arbatmedžiu, kaip būna, arba tiesiog drėkinamasis veido kaukės, o tos, kaip vadinasi, sheet masks. Jeigu turit molio, tai dar geriau. Kai tepat kaukę, tai būtinai nusiplaukit savo veidą su prausikliu. Ir jau tada ant švarios veido odos nieko netepkit, tiesiog tepkit kaukę. Kai dedat molio kaukės, nepalikit jų per ilgai, žinot, kai veido kaukė tiesiog uždžiūna, tai neleiskite jai taip labai uždžiūti, nes gali iš tikrųjų ir išsausinti. Kas turit aknes, dar vienas dalykas, kad galite į va tokią paprastą molio kaukę įsilašinti arbatmedžio aliejus, bet tada netepkit labai kažkur tai prie akių, žinot. Tai aš dabar užsidėjau, palauksiu 10 minučių ir tada nuplausim. Gerai, viską jau nusiplovau. Iš tikrųjų, tai veido oda tokia minkšta ir švelni dabar ir kaip matot, neparaudus, kas nesualergizavo, tai taip toks turėtų būti pojūtis, žodžiu. Ką daryti nusiprausus su prausikliu arba nusiėmus veido kaukę? Pirmas etapas, jūs turite naudoti toniką. Kam jis skirtas? Jis yra skirtas atstatyti odos pH levelį arba drėkinti odą. Tonikui galite pasirinkti bet ką, kad ir, pavyzdžiui, šitą vandenį iš Avene. Jis atrodo štai taip, tiesiog apsipurškit. Vietoj toniko galite naudoti rožių vandenį hidralatą. Man patinka žiedis hidralatai. Tiesiog apsipurškit. Jeigu jūs turite problemų su veido oda, siūlyčiau pasirinkti kitokį toniką, nes šitas yra toks labai paprastas. Aš jums siūlau toniką iš Alcina, kuris yra be alkoholio. Aš nežinau, kiek laiko jį naudoju, kokias 3 bonkutės jau išnaudojus. Jis yra ganėtinai pigus, galite rasti Europos parduotuvėse, ganėtinai pigus ir kas svarbiausia, kad didelė talpa. Ir kai renkatės toniką, būtinai pasirinkit, kad jis būtų be alkoholio, nes jeigu tonikas bus su alkoholiu, jis jums sausins veido odą. Tai jeigu jūs turit sausą veido odą arba ten aknę, tai žodžiu, labai gerai. Aš asmeniškai, kai turėjau aknę, nelabai žinau, ką daryti ir aš labai naudojau tos visus tokius produktus, kurie yra nuo aknės, to pasakoj, mano veido oda taip išsausėjo, ta prasme, aš jos iš vis nedrėkinau, nes mano pasąmonėj buvo, kad mano riebi oda, aš turėjau sausint, aknę sausint, bet žinokit, neprisidarykit problemų ir ne viskas, kas parašyta nuo aknės, jums padės. Tai kartais netgi tokie paprasti produktai padeda labiau ir pasižiūrėjimas maisto. Svarbiausia, atsirinkit produktus, galbūt kažkam jūs alergiški, galbūt netinka kažkas, tarkim, man netinka sojos produktai. Galiu aš tokią grietinėlę sojos įsibilti į kavą, bet jeigu aš ten visada soja, man išmeta aknę. Jeigu aš geriu sojos pieno labai daug arba ten sojos jogurtai, man pasidaro, nes per hormonus man, žodžiu, kerta soja ir man išberia va čia smakrą. Tai jūs irgi pažiūrėkit, galbūt yra kažkoks produktas, nuo ko atsiranda jums ta aknė. Tai žinot, ta aknė nėra čia toks vienadienis ir jos nebebus. Nusipirksit kažkokį stebuklingą kremą ir jos nebebus. Taip nebus. Tiesiog semkitas informaciją iš tokių video ir bandykit, kol atrasit tą savo rutiną, kas jums tinka ir kas ne, ir tada jūs ją išsigydysit. Blogiausiu atveju, jeigu tikrai jau pačiai nieko neišeina padaryti, eikit pas kosmetologę. Bet ir tai atsirinkit gerą meistrą, nes gali atsitikti taip, kaip man kažkada buvo, kad ir panaudos per stiprią rūgštį ir po to bus dar blogiau. Kai aš panaudojau toniką, tada eina hialurono rūgštis. Ir neįsigaskit žodžio rūgštis, nes hialurono rūgštis tinka visiems odos tipam ir viskam, nes ji nėra tokia rūgštis kaip ten AHA arba kitos, ji jums nepakenks. Hialuronas skirtas drėkinti veido odą. Aš šiuo metu naudoju, jau iš tikrųjų baigiu, iš Avene. Man jis labai patinka. Jeigu nenorit šito naudoti, dar labai geras yra iš The Ordinary arba iš tos pačios Alcina firmos. Vieną pilną pipetę ant rankos ir ištepu. Vakare jūsų odos priežiūros rutina gali būti šiek tiek kitokia negu ryte. Pavyzdžiui, ryte prieš tepant makiažą aš deduosi tik toniką, hialurono rūgštį ir kremą, o vakare naudoju, tarkim, stipresnes rūgštis arba stipresnius produktus kaip retinolis. Matot, veido oda iškart man jau dėkoja ir atrodo tokia labiau sudrėkinta.
Man asmeniškai, jeigu aš nenaudoju hialurono rūgšties arba toniko, man tempia veido odą. Nes kai mes nusiprausiam veido odą su vandeniu, jin išsausėja, vanduo išsausina odą. Ir jeigu jūs nieko nepasitepat ir jaučiate tempimo jausmą, jau yra čia jums ženklas, kad turit kažką pasitepti, nes žinokit, tas tempimo jausmas nėra gerai. Toliau, kai aš panaudoju hialurono rūgštį, ateina tada metas naudoti kažkokią tai kitą rūgštį stipresnę vakare. Jeigu jūs turit aknę, aš ir jums yra virš 25 maždaug metų, aš jums siūlau įvesti į savo vakarinę veido odos priežiūros rutiną retinolį. Jis tiesiog suplovins jūs tą viršutinį veido odos sluoksnį. Jis taip gydys jums aknę, gali padėti nuo aknės likusiam randeliam, taip pat gali padėti nuo smulkių raukšlelių, jeigu naudosite tikrai sąžiningai. Jeigu jūs pastepsit vieną kartą ir tikėsitės, kad ten kažkas bus, žinokit, ne, veido odai reikia maždaug 30 dienų, kad pamatytumėt kažkokį tai skirtumą. Tai žinokit, su bet kokiu produktu tiesiog patestuokit jį apie 2 savaitės, kad tiesiog įsitikintumėt, tinka, netinka, norit, nenorit, nes jeigu jūs tikitės kažko iš karto, ten po 1-2 naktų, tai žinokit, to nebus. Aš asmeniškai dabar naudoju štai šį serumą, kuris yra iš BB firmos. Jis čia turi visokių ingredientų, kurie padeda veido odai ir jame yra retinolio. Aš pasiėmu tokį mažą papurškimą, nes jeigu pilna purkščio labai daug, aš įtepu per visą veidą, tik netepu ant akių. Šitą serumą naudoju tik vakare. Pasakysiu taip, jeigu jūs nežinote apie tas visas rūgštis ir kaip jas naudoti, tai gali nusipirkti, tarkim, vieną serumą, kuris ten turi visko daug viduj. Jeigu dar turit aknę arba kažkokių tai pigmentinių dėmelių, aš jums pasiūlyčiau naudoti vitaminą C. Tarkim, galit, pavyzdžiui, nenaudoti retinolio vakare ir nenaudoti kažkokio tai serumo, bet naudoti vitaminą C. Jeigu naudojat ryte, būtinai reikia SPF užsitepti, nes kitaip, žinau, dar daugiau pigmentinių dėmų atsiras. Šiaip, kas turit aknę, geras vitaminas C tikrai gali jums padėti, bet tik reikia žiūrėti, jeigu jūsų veido oda labai jautri, jis gali alergizuoti. Jeigu sualergizuos, tai žinot, tada nebus labai gerai, tai reikia žiūrėti. Pavyzdžiui, mano veido oda gali atlaikyti labai daug, yra riebi, tai aš galiu, tarkim, užsitepti ir vitaminą C, ir retinolį ant viršaus, ir tepti kremą, ir viskas bus ok. Jeigu jūsų veido oda linkusi į tokį jautrumą, galbūt žiūrėkit, tarkim, kad būtų vitaminas C, kažkoks tai serumas, kad būtų vitaminas C sumaišytas su hialurono rūgštim. Jeigu manot, kad jūsų veido oda gali atlaikyti vitaminą C, tarkim, kaip mano veido oda, tokia mišri riebumą linkusi, tada naudokit tiesiog vitamino C serumą. Šiaip iš Garnier yra labai neblogų, iš tos pačios The Ordinary pigesnė, daug tų vitaminų C, tikrai jie visi geri. Netgi, kai turit, žinot, tų randelių po akne likusių raudonų tokių, tai vitaminas C gali padėti per laiką juos išnaikinti. Mano šioje naktinėje veido odos priežiūros rutinoje yra šis serumas, kurį aš dabar naudoju ir labai man jis patinka, iš tikrųjų labai taip ir sudrėkina veido odą ir ją sulygina galbūt net, nežinau, tokia įtempta tampa, žinot. Netgi čia ant pakuotės rašo, kad jis yra healthy aging. Žodžiu, padeda nuo senėjimo, bet veido oda iš tikrųjų jaučiasi tokia labai įtempta. Dabar kitas dalykas, kurį aš pati neseniai pradėjau naudoti, bet nežinau, kodėl aš tai padariau, paakių kremas. Labai daug kas praleidžia šitą žingsnį ir tikrai nederėtų. Dabar aš esu atradusi vieną iš geriausių, bet šiandien sudaužiau dangtuką. Atradusi vieną iš geriausių paakių kremų žemėje tikriausiai. Kiehl's kosmetikos ir štai taip jis atrodo, viduje jis yra žalias, jis čia yra, žodžiu, su avokadais. Paakių kremas su avokadais, žodžiu, jo reikia labai nedaug, jis yra šiek tiek brangesnis, bet jis toks geras, žinokit. Ir jeigu imsit mažai, tai ilgai užteks. Pasitepat paakius ir jis taip, nežinau, jos sudrėkina labai. Ir iš vis, kam virš 25 aš siūlau investuoti į gerą paakių kremą, nes vis tiek atsiras daug tų mimikos raukšlelių. Ir kuo jūs labiau drėkinsit savo veido odą, tuo jūs užkirsit labiau kelią, žinau, tom visom raukšlelėm. Tikrai nebus taip, kad jūs panaudojat kažką 2 savaitės ir viskas. Jūs turit naudoti ištisai ir drėkintą veido odą ir tada jum atsidėkos. Pažiūrėkit, aš jums parodysiu, kaip mano paakiai atrodo po šito kremo. Tiesiog amazing.
Ne kiekvieną vakarą aš čia sėdžiu ir, žinot, po 2 valandas tepuosi tos kremus, nes tikrai nėra laiko, ypač namie su 2 vaikais. Susikurkit 4 priemonių tokią veido odos priežiūros rutiną, pasistatykit tik tuos kremus priešai save, greit nusiprausėt veidą, viską sutepat, pamatysit, oda tikrai jums padėkos. Investicija į ateities odą. Įsivaizduokit, kad čia yra investicija, nes jeigu jūs, kuo anksčiau jūs pradėsite rūpinti savo veido odą, tuo bus geriau. Nes, žinot, kai jau yra raukšlelės, tai išnaikinti jas sunku, bet jų prevencijai reikia jau pradėti ruoštis dabar, žodžiu. Ant viršaus aš tepu kremą ir kremą aš dabar naudoju irgi taip pat iš Kiehl's Cosmetics Ultra Facial Cream, tai čia yra toksai drekinantis kremas, nes ką aš supratau apie savo odą per daug laiko, kad reikia ją drekinti ir aš visada galvojau, kad man reikia kremo, kuris padaro mano veido odą matinę ir niekada mano ta veido oda nespindėdavo tiesiai šviesiai ir netrodavo tokia sudrekinta, bet aš pradėjau naudoti kremus, kurie skirti drekinti veido odą. Kas turi riebią veido odą, žiūrėkit, kad nekimštų porų, žodžiu. Tai šitas iš Kiehl's Cosmetics Ultra Facial Cream nekimša porų ir aš jį naudoju tiek ryte, tiek vakare. Man, pavyzdžiui, tie produktai labai tinka, bet aš nesu 100% garantuota, kad jums tiks, tai čia yra tokios mano rekomendacijos, jūs norit pasisemkit kažko, norit bandykit kažką naują, aš tik sakau, kaip ant mano odos veikia ir sunku iš tikrųjų būtų pasakyti, kaip ant jūsų veido odos veiks, bet aš tikiuosi, kad jeigu jūsų veido oda yra riebi, į aknę linkusi, mišri, tai šie produktai tikrai turėtų labai gražiai atrodyti ir padėti jums. Aliejų aš naudoju taip pat iš Kiehl's Cosmetics, dabar daug aš Kiehl's produktų naudoju, nes gavau ir iš tikrųjų jie yra labai geri. Aliejus yra štai toks ir skirtas naudoti vakare. Kaip naudoti aliejus, tai įsilašinu 3-4 lašelius, sušildau rankose ir tiesiog tapšnoju ant savo veido odos. Ir aliejų reikia tepti patį paskutinį, nes mes sutepėm visus kremus, jie įsigėrė į mūsų veido odą ir su aliejų mes viską užrakinam. Tai aliejus iš tiesų padeda netgi tiem produktam dar giliau išsiskverbti ir tiesiog pasilaikyti. Žinot, kai tu, pavyzdžiui, dažai plaukus ir užsidedi maišelį anksčiau, užsidėdavai, kad tiesiog tie plaukai šiltų tau ten. Tai įsivaizduokit, kad aliejus irgi padaro tą patį efektą, neįsivaizduoju kaip pavadinti. Pasiėmiau tokį masažuoklį, visada nuplaukit prieš naudojant ir pasimasažuoju, tiesiog, kad tie produktai dar geriau įsiskverbtų į mano veido odą. Gal kas turit guašą, naudokit ją, masažuokliu visada einant nuo apačios į viršų, tempia taip, per daug neperspaudžiu, tiesiog tokia lengva ranka, darau tarkim po 5, aš darau čia 5 ir tada čia viršai 5, dar turiu tokį mažesnį, tai galit prie pat paakių zonos prieiti ir visada į viršų čia 5 ir čia. Tiesiog vakarais praeinu, kartais ryte galite įsidėti masažuoklį į šaldytuvą. Ryte, jeigu padarysit, tai gali net nuimti tą tokią akių paburkimą, nes pagreitins kraujotaką, žodžiu, jums tas masažuoklis ir gali nuimti patinimą, žinot, suaktyvins raumenų darbą, žodžiu. Tiesa, kas turit aknę, jokių masažuoklių nenaudokit, nes įsivaizduokit jūs, tarkim, per aknę varysit su to masažuoklio, ne, ir tarkim koks pagelis prasproks ar kas ir jūs nepamatysit ir tada jūs su tuo masažuokliu, kuris jau yra užkrėstas bakterija, pravarysit visą veidą ir užkrėsit sveikas zonas. Tai jeigu turit aknę ar kažkokių tai aktyvių spogelių, kuriuos galėtumėt pradraskyti ir būtų tas sekretas, tai žinokit, tada nenaudokit jokių masažuoklių, nes tikrai galit pasidaryti savo blogiau negu geriau. Tai taip atrodo mano veido odos priežiūros rutina vakare, bet tokia jau labai fancy, čia visko pridepiau. Veido oda atrodo štai taip. Nežinau, aš ją labai džiaugiuosi, galbūt kažkam ten atrodo, kad pas mane jinai čia raudona, taip jinai būna čia raudona, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš dabar neturiu aknės, neturiu aktyvų spogelių, ji yra sudrekinta, vis dėlto man jau yra 30 metų ir man atrodo, kad mano veido oda palei tą amžių nėra bloga ir iš tiesų ji yra labai tokia lygi ir viskas su ja gerai. Kaip ir sakiau, investuokit į veido odos priežiūrą. Tiesiog skirkit tam ne tik pinigų, bet ir laiko ir prisiminkit padaryti
Tiesiog kartais netgi maža veido odos priežiūros rutina, ten kažkoks tai kremas ir vienas serumas yra geriau negu nieko. Nusiplaukit visada švariai veido odą, niekada neikit miegot su makiažu ir gerkit daug vandens, pažiūrėkit į savo vidų ir manau, kad tikrai turėsit ir pasieksit gerus rezultatus. Tai aš dabar eisiu miegoti. Ačiū, kad žiūrėjot, galbūt kažko pasisėmėt, vis dėlto jeigu žiūrėjot visą video ir jeigu pasisėmėt kažko ir jeigu dar ateisit čia pas mane į kanalą, tai nepamirškit paspausti subscribe mygtuką. Labai jūsų čia lauksiu ir susitiksim rytoj.